Ui. Labas rytas, gerbiami tarybos nariai. Prašome tylos užimti savo vietas, įdėti kortelės į nuskaitimo įrenginius. Jie ne tarybos nariai, jie gali juoktis ten. Su vyriausybė jinai viską leidžia. Matau, užsiregistravę 34, reiškia kvorumas yra, posėdį pradedame. Pradėsime nuo naujų Kauno miesto savivaldybės tarybos narių priesaikų, kurias priims Vyriausios rinkimų komisijos narys Šarūnas Liekis. Tai, mėly kolegos, labai ačiū už tą galimybę atvykti pas jūs, priimti priesaiką, nors tai yra pareiga, bet prieš priesaikos priėmimą, kadangi turime du naujus narius, tai Dianą Bučinskienę ir Vytautą Juodgalvį, aš turiu jums pakartoti priėmimo tvarką, kadangi pats šiaip iš universiteto esu, tai žinot, čia kartojimas yra toksai jau įprastas man darbas, tai žodžiu, pakartosiu tą pačią procedūrą, kad jūs visi žinotumėt ir nauji nariai taip pat jie dar kartą atsimintų. Tai yra čia 5 punktai. Tai pirmas, tai yra, kai tarybos narys prisiekia ne pirmajame savivaldybės tarybos posėdėje, priesaiką priima Vyriausiosios rinkimų komisijos narys pagal Vyriausios rinkimų komisijos pirmininko pavedimą. Na, aš tą pavedimą turiu, čia raštas. Ne? Toliau tarybos narys prisiekia stovėdamas priešais priimantį priesaiką asmenį. Tai yra čia. Padėjęs ranką ant Lietuvos Respublikos konstitucijos perskaito pasirinktą priesaikos tekstą. Kiti turite atsistoti. Čia reikia prisiminti irgi tai. Baigęs skaityti priesaiką, tarybos narys pasirašo vardinį priesaikos lapą. Toliau priesaikos tekstas netaisomas ir nekeičiamas. Šios nuostatos nesilaikymas, taip pat atsisakymas pasirašyti vardinį priesaikos lapą arba pasirašymas su išlyga reiškia, kad savivaldybės tarybos narys neprisiekė. Žodžiu, labai formalistinis požiūris, tai kitaip sakant, labai tiksliai reikia viską daryti. Vardiniai priesaikos lapai perduodami priėmusiam priesaiką asmeniui, šis juos patikrina ir paskelbė savivaldybės tarybos narių įgyjusių visas tarybos nario teisės ir pareigas pavardės. Tai tiek. Žodžiu, kviečiu dabar, taip kaip yra pagal sąrašą, tai yra Diana Bučinskienė. Mėly kolega, prašau. Aš, Diana Bučinskienė, prisiekiu gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos konstituciją ir įstatymus, sąžiningai ir garbingai atlikti savo pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių savivaldybės gyventojų teisės ir viešuosius interesus. Te padeda man Dievas. Tai ačiū. Skelbime gerbiamą Dianą Bučinskienę, tarybos narę. Mes dabar kviečiame gerbiamą, ačiū gerbiamą Dianai ir dabar gerbiamą Vytautą Juodgalvį. Aš, Vytautas Juodagalvis, prisiekiu gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos konstituciją ir įstatymus,
sąžiningai ir garbingai atlikti savo pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų pažeidžiančių savivaldybės gyventojus teisės ir viešuosius interesus. Skelbėme gerbiamą Vytautą Juodagalvį Kauno tarybos nariu. Dar kartą sveikiname naujus tarybos narius. Pereikime prie nusišalinimų svarstymų. Pirma, Virginija Domaitienė yra pareiškusi nusišalinimą nuo klausimo dėl Kauno miesto premijos skyrimo. Tai ir 924 svarstymo. Prašome Virginijos išeiti iš posėdžių salės. Ar galime bendru sutarimu priimti nusišalinimą nuo klausimo TR 924? Ačiū, nusišalinimas priimtas. Virginija gali grįžti. Jūratė Jankauskienė yra pareiškusi nusišalinimą nuo klausimo dėl Kauno miesto mokslo premijos skyrimo. TR 924 svarstymo. Prašome Jūratės išeiti iš posėdžių salės. Ar galime bendru sutarimu priimti nusišalinimą nuo klausimo TR 924? Ačiū, nusišalinimas priimtas. Ar yra dar norinčių? Jūratė gali grįžti, ar grįžo? Ar yra dar norinčių nusišalinti nuo tarybos posėdėje svarstomų klausimų? Nėra. Kadangi nėra, pereikime prie darbotvarkės tvirtinimo. Yra gautas Miesto ūkio ir paslaugų komiteto siūlymas įtraukti klausimą TR 965 dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 18 dienos sprendimo TR T162 dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos komitetų sudarimo pakeitimo. Mažas nesklandumas, prašau 2 minučių techninės pertraukos. Ačiū. Gerbiami tarybos nariai, pertraukėlę baigiame, užimkime savo vietas, įsidėkime korteles į nuskaitimų įrenginius ir tęsime.
Priminsiu truputį, yra gautas miesto ūkio ir paslaugų komiteto siūlymas įtraukti klausimą TR 965 dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 28 dienos sprendimo TR 162. Ar galime bendru sutarimu pritarti siūlymui įtraukti sprendimo projektą TR 965 į posėdžio darbotvarkę ir svarstyti jį prieš pirmą klausimą? Ačiū, siūlymui pritarta. Ar dar yra pasiūlymų dėl darbotvarkės pakeitimų? Prašo vyriausybės atstovas. Labadiena, gerbėmėjai kolegos. Norėjau Jums suteikti šiek tiek informacijos ir apie vieną sprendimą, kurį ruošiate šiandien svarstyti. Tai yra dėl Kauno miesto viešųjų kapinių administravimo, priežiūros ir laidojimo paslaugų įkainių nustatymo ir pritarimo sudaryti sutartį. Norėčiau Jums informuoti, kad tikrinant Jūsų tarybos sprendimo projektus, mums kilo abejonių dėl šito sprendimo atitikimo konkurencijos įstatymui. Todėl mes penktadienį kreipėmės į konkurencijos tarybą ir, žodžiu, konkurencijos taryba šiandien atsiuntė kaip tik prieš einant atsispausdinau raštą, kad jie taip pat mano, kad gali šitas sprendimas konkurenciją pažeisti. Tai nežinau, aš jums rekomenduočiau šito sprendimo nesvarstyti, atidėti, galbūt dar pasikalbėti su konkurencijos taryba šito klausimu, nes jeigu konkurencijos taryba pradėtų tyrimą šitoj vietoj ir žodžiu, nustatytų, kad tai tikrai įvyko, tai gresia nemaža bauda savivaldybei. Tai toks mano, kaip sakant, klausimėlis. O jeigu patikslint klausimėlį, jūs siūlote šitą klausimą mums visai išbraukti ir nelaidot žmonių, ar čia tolimesni peripetijos, ar nesvarstyt? Čia nežinau, ta prasme, tai nelaido, čia klausimas toks jūsų, ta prasme, aš sakau, aš tik tai siūlau jums pagalvoti apie galimas pasekmes, tai tik tiek. Ar tada konkretinam, ar siūlote išbraukti iš dienotvarkės, ar atsakingai ir galvojant balsuoti? Čia jau jūs turite apsispręsti. Aš jūs informavau apie situaciją. Tai. Ačiū. Ar galime bendru sutarimu patvirtinti posėdžio darbotvarkę su pakeitimu? Ačiū, darbotvarkė su pakeitimu patvirtinta. Kviečiame Audronę Petkienę pristatyti papildomą klausimą. Labą dieną. Pristatau sprendimo projektą TR 965 dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 18 dienos sprendimo numeris T162 dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos komitetų sudarimo pakeitimo. Šio sprendimo projektu siūloma iš miesto ūkio ir paslaugų komiteto sudėties išbraukti Robertą Kauną ir iš sveikatos ir socialinių reikalų komiteto išbraukti Darių Razmislevičių kaip netekusius tarybos narių įgaliojimų. Naujai prisiekę nariai turės būti įtraukti į vieno iš komitetų sudėtį. Ar bus norinčių paklausti? Ar bus norinčių pasisakyti? Pradėkime nuo Bučinskienės Dianos. Tai prašau papildyti sprendimo projektą TR 965
dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 18 dienos sprendimo numeris T162 dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos komiteto sudarimo pakeitimo ir įtraukti mane, Dianą Bučinskienę, į Kauno miesto savivaldybės tarybos sveikatos ir socialinių reikalų komiteto sudėtį. Prašome pasisakyti Juodagalvį Vytautą. Prašau papildyti sprendimų projektą TR 965. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 18 dienos sprendimo numeris T162 dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos komiteto sudarimo, pakeitimo ir įtraukti mane, Vytautą Juodagalvį, į Kauno miesto savivaldybės tarybos miesto ūkio ir paslaugų komiteto sudėtį. Ačiū. Ar galime bendru sutarimu pritarti Dianos Bučinskienės pateiktai pataisai? Ačiū, pataisai pritarta. Ar galime bendru sutarimu pritarti Vytauto Juodagalvio pateiktai pataisai? Ačiū, pataisai pritarta. Ar galime bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui su pateiktomis pataisomis? Ačiū, sprendimas su pataisomis priimtas. Kviečiame Romą Vasilienę pristatyti kitus klausimus. Labas rytas. Pristatau tarybos sprendimo projektą TR 963 dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 24 metų vasario 13 dienos sprendimo numeris T2 dėl Kauno miesto savivaldybės 24 metų biudžeto patvirtinimo pakeitimo. Tarybos sprendimo projektą svarstė 4 komitetai, pritarė be pastabų. Prašau pritarti. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti? Ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. Kitą klausimą, prašom. Pristatau tarybos sprendimo projektą, tai ir 937 dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos biudžeto sudarimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo ir rengėjo pastabą dėl taisyklių priedų 17 punkto patikslinimų, kur dėstant 17 punktą buvo praleistas žodis vadovas. Todėl šį straipsnį siūlome išdėstyti taip. Savivaldybės tarybai patvirtinus biudžetą, savivaldybės biudžeto asignavimo valdytojo vadovas ar įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 15 darbo dienų patvirtina savo savivaldybės biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų programų sąmatas. Sprendimo projektą ir sprendimo projektą su patikslinimu svarstė 3 komitetai, pritarė be pastabų. Prašau pritarti sprendimo projektui ir sprendimo projektui su rengėjo pasiūlymu. Ar bus norinčių paklausti? Ar bus norinčių pasisakyti? Ar galime sprendimų bendrų sutarimų pritarti rengėjo pateiktai pataisai? Ačiū. Pataisai pritarta. Ar galime bendrų sutarimų pritarti sprendimo projektui su rengėjo pateikta pataisa? Ačiū. Sprendimas su pataisa priimtas. Kviečiame Emiliją Revuckaitę pristatyti kitą klausimą. Labadiena. Pristatau tarybos sprendimo projektą TR 939 dėl Kauno miesto savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo. Svarstyta 3 komitetuose, pritarta be pastabų. Prašau pritarti. Ar bus norinčių paklausti? Ar bus norinčių pasisakyti? Ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. Kviečiame Oną Gucevičienę. Labadiena, pristatau klausimą. Kviečiame Oną Gucevičienę pristatyti kitus klausimus. Primenu, kad nuo šio klausimo svarstymo nusišalinimus yra pareiškusios Virginija Adomaitienė ir Jūratė Jankauskienė. Prašome jūsų išeiti
Prašome jūsų išeiti iš posėdžių salės. Labadiena, pristatau klausimą TR 924 dėl Kauno miesto mokslo premijos skirimo. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, visuose pritarta be pastabų. Prašau pritarti. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. Virginija ir Jūratė gali grįžti. Dėl Kauno... Pristatau klausimą TR 953 dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 12 dienos sprendimo numeris T429 dėl Kauno miesto bendro ugdymo mokyklų antrųjų klasių mokinių mokymo plaukti programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, visuose pritarta be pastabų. Prašau pritarti. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. Kviečiame Jolantą Baltadonytę pristatyti kitus klausimus. Labadiena, pristatau sprendimo projektą TR 916 dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2024 m. balandžio 23 dienos sprendimo numeris T160 dėl Kauno miesto savivaldybės asmens su negale gerovės tarybos sudarimo ir jos nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Sprendimo projektas svarstytas 3 komitetuose pritarta. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. Sekam. Pristatau sprendimo projektą TR 948 dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 2 dienos sprendimo numeris T21 dėl maksimalaus akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros išlaidų finansavimo Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantiem vaikam dydžio nustatymo pakeitimo. Sprendimo projektas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. Pristatau sprendimo projektą TR 957 dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 23 dienos sprendimo numeris T277 dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų perkamų, parduodamų ar finansuojamų socialinių paslaugų kainų ir maitinimo dienos atsiskaitomųjų piniginių išlaidų normų nustatymo pakeitimo. Sprendimo projektas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. Pristatau sprendimo projektą TR 936 dėl skolų už laikino apnakvindinimo paslaugas suteiktas Kauno miesto socialinių paslaugų centre pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo. Sprendimo projektas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. Pristatau sprendimo projektą TR 921 dėl Kauno miesto savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo prieš terminą iš VŠI Kauno Panemunės socialinės globos namų ir turto panaudos sutarties pakeitimo. Sprendimo projektas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. Pristatau sprendimo projektą TR 944 dėl leidimo negalę turinčių asmenų centrui Korys įsigyti tarnybinį automobilį. Sprendimo projektas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. Kviečiame Mildą Labašauskaitę pristatyti kitą klausimą.
Labadiena. Teikiame sprendimo projektą TR 922 dėl projekto Sveiki senjorai gyvenimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. Prašome pritarti sprendimo projektui. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendrų sutarimų? Ačiū, sprendimas priimtas. Teikiame sprendimo projektą TR 923 dėl projekto Judėk sveikai įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Šis klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. Prašome pritarti sprendimo projektui. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendrų sutarimų? Ačiū, sprendimas priimtas. Teikiame sprendimo projektą TR 940 dėl Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ir jos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Šis sprendimo projektas svarstytas taip pat 3 komitetuose, pritarta be pastabų. Prašome pritarti. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendrų sutarimų? Ačiū, sprendimas priimtas. Kviečiame Radetą Savickienę pristatyti kitus klausimus. Labas rytas. Pristatau sprendimo projektą TR 945 dėl Kauno miesto komunalinio atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus paskirimo ir komunalinio atliekų tvarkymo lėšų administravimo. Sprendimo projektas svarstytas 3 komitetuose, visi pritarė be pastabų. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendrų sutarimų? Ačiū, sprendimas priimtas. Pristatau sprendimo projektą TR 946 dėl Kauno miesto pakuočių atliekų surinkimo ir kitų su tuo susijusių veiklų administravimo. Sprendimo projektas svarstytas 3 komitetuose, visi pritarė be pastabų. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti? Gal, jeigu girdi visi tarybos nariai, kurie išėjo iš salės, grįžtam į darbo vietas ir galime jau pradėti posėdį toliau. Čia dabar šitas. Kviečiame Sonatą Šėlienę pristatyti kitus klausimus. Labą dieną. Pristatau sprendimo projektą TR 949 dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2003 metų kovo 13 sprendimo numeris T72 dėl prekybos Kauno viešose vietose tvarkos pakeitimo. Sprendimo projektas svarstė 3 komitetai, pritarė be pastabų. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti? Ar galime sprendimo projektui pritarti bendrų sutarimų? Ačiū, sprendimas priimtas. Kitas sprendimo projektas TR 950 dėl Kauno miesto tarybos 2000 gruodžio 27 dienos sprendimo numeris 246 dėl vietinės rinkliavos užleidimo prekiauti ir teikti paslaugas viešose Kauno miesto vietose išdavimo pakeitimo. Sprendimo projektas svarstė 3 komitetai, pritarė be pastabų. Ar bus norinčių paklausti? Ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendrų sutarimų? Ačiū, sprendimas priimtas. Kviečiame Luizą Pakalniškį pristatyti kitą klausimą. Nuo gintarinės Baltijos. Labą dieną. Pristatau tarybos sprendimo projektą numeris TR 807 dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2024. Atsiprašau. TR 9
951 dėl Kauno miesto viešųjų kapinių administravimo, priežiūros ir laidojimo paslaugų įkainių nustatymo ir pritarimo sudaryti sandorį. Tai klausimas buvo svarstytas 3 komitetuose ir jam buvo pritarta be pastabų. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti? Pasisako Paulius Lukševičius. Gerbiami kolegos, kadangi girdėjome Lietuvos Respublikos vyriausybės atstovo Kauno ir Marijampolės apskrities išvadą, kad tai gali būti prieštaraujama Lietuvos Respublikos konstitucinio teismo išaiškinimui dėl vidaus sandorių, siūlom šitą klausimą atidėti, kol savivaldybės teisininkai aiškiai paaiškins, ar tokį sandorį galima sudaryti. Siūlymą. Ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū. Pradedam balsavimą. Sprendimas priimtas. Kviečiame Atsiprašau, ačiū. Pakartot galim? Mindaugai. Pakartoti galim? Biškį šių. Gerai. Grįžtame atgal prie šito klausimo ir pakartosime balsavimą. Pirmą turime prabalsuoti dėl siūlymo atidėti svarstyti šitą klausimą. Pradedam balsavimą. Kaip matote, siūlymui nepritarta, ar galim... Kaip? Balsuojame dėl sprendimo projekto priėmimo. Ačiū, Ačiū, sprendimas priimtas. Kviečiame Martyną Matusevičių pristatyti kitus klausimus. Labadiena. Pristatau tarybos sprendimo projektą TR 954 dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2024 metų gegužės 14 dienos sprendimo numeris T306 dėl vietinės reikšmės apsaugos zonos senamiesčio sumažintos taršos zoną nustatymą ir vietinės rinkliavos užleidimo įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į vietinės reikšmės apsaugos zoną senamiesčio sumažintos taršos zoną išdavimą nuostatų patvirtinimo pakeitimą. Šis projektas buvo svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. Prašome pritarti. Ar bus norinčių paklausti? Ar bus norinčių pasisakyti? Ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. Pristatau tarybos sprendimo projektą TR 955 dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2023 metų gruodžio 19 dienos sprendimo numeris T552 dėl vietinės rinkliavos užnaudojimas nustatytomis Kauno miesto vietomis automobiliams statyti nuostatų ir Kauno miesto vietų, kuriuose renkama ši rinkliava sąrašo patvirtinimo pakeitimo.
Šis tarybos sprendimo projektas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų, tačiau dėl techninės klaidos prašome leisti atlikti punktų pakeitimus, tai yra 1.2.1 pripažinti netekusių galios 1 skyriaus pastraipą rotušės A ir 1.2.1 papildyti 6 skyrių pastraipą. Prašome ištaisyti klaidą, pakeičiant į 1.2.2 papildyti 6 skyrių pastraipą. Tiesiog techninė klaida, vienas skaičius skiriasi. Ar bus norinčių paklausti? Ar bus norinčių pasisakyti? Yra gauta Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų siūloma pataisa. Visas pataisas teks įkeltas, visos pataisos tekstas įkeltas prie sprendimo projekto rengimo dokumentų. Todėl frakcijos seniūno prašome glaustai pristatyti siūlomą pataisą. Gali ir iš namų. Mėly kolegos, iš tiesų sprendimo projektu yra siūloma Rotušės aikštės zonoje gerinti parkavimo sąlygas, siekiant išsaugoti verslus, senamiesčio patrauklumą, tai mūsų siūlymas yra tas sąlygas taikyti ne tik Rotušės aikštėje, bet visoje senamiesčio zonoje. Tai čia pirmoji siūlymo dalis, antroji siūlymo dalis yra neįtraukti apmokestinamų zonų sąrašą statybininkų gatvės atkarpos, kurį dabar yra siūloma įtraukti. Ar galime bendru sutarimu pritarti rengėjo pateiktai pataisai? Balsuojam. Prašome balsuoti. Pataisai pritarta. Prašome tarybos narių balsuojant apsispręsti dėl Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos siūlomos pataisos. Pataisai nepritarta. Ar galime bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui su rengėjo pateikta pataisa? Prašome balsuoti. Ačiū, sprendimas su rengėjo pateikta pataisa priimtas. Sekantis klausimas. Pristatau tarybos sprendimo projektą TR 956 dėl vietinės rinkliavos užnaudojimas nustatytomis Kauno miesto vietomis vidaus vandenų transporto priemonėms švartuoti ar stovėti, kai vidaus vandenų transporto priemonė iškeliama ant kranto nuostatų patvirtinimo. Tarybos sprendimo projektas svarstytas 3 komitetuose. Taip pat 2 komitetuose buvo pateikta pastaba prašymų papildyti tarybos sprendimo projekto 3.1 ir 3.2 punktais. 3.1 skamba pripažinti netekusių galios 39 punktą
ir 3.2 pripažinę tekusių galios 2 skyriaus 4 pastabą. Tai svarstyta 3 komitetuose, pritarta su pastabomis pateiktomis 2 komitetuose. Ar bus norint? Taip pat buvo dar viena, pastebėjome ir prašome papildyti 17.4 punkto, tai yra gavome iš vyriausybės atstovų įstaigos pastabą ir prašome papildyti 17.4 punktų, kuris skamba taip. Už vėlavimą sumokėti vietinę rinkliavą šių nuostatų 17.1, 17.3 papunkčiuose numatytais terminais taikomi Lietuvos Respublikos finansų ministro pagal mokesčių administravimo įstatymą nustatyto dydžio delspinigiai. Delspinigiai sumokami rinkliavą renkančiai įstaigai ir yra pervedama į Kauno miesto valdybės administracijos atskaitomą sąskaitą. Sumokėti delspinigiai yra įskaitomi į Kauno miesto valdybės biudžetą, rinkliavos mokėtojai atleidžiami nuo delspinigių, kai priskaičiuota delspinigių suma mažesnė nei 5 eurai. Taip pat skyriaus renktame tarybos sprendimo projekte TR 956 irgi buvo techninė klaida, 2 kartus prašytas 6 skyrius. Tai irgi prašome vieną iš 6 skyrių pervadinti 7 skyrių. Tai 3 pastabos. Ar bus norinčių paklausti? Ar bus norinčių pasisakyti? Ar galime bendru sutarimu pritarti pirmai rengėjo pateiktai pataisai? Ar galime pataisai pritarta? Ar galime bendru sutarimu pritarti antrai rengėjo pateiktai pataisai? Pataisai pritarta. Ar galime bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui su rengėjo pateiktomis pataisomis? Ačiū. Aš paaiškysiu truputį, nes pritarėm atrodo 2, o pataisos buvo 3. Tai 2 paskutinės pataisos yra viename rašte ir pritarėm abiem. Ar galime bendru sutarimu sprendimų projektui su rengėjo pateiktomis pataisomis? Ačiū, sprendimas su pataisomis priimtas. Kviečiame Donatą Valiuką pristatyti kitus klausimus. Labas rytas. 100. Atrodo, liktai lygiai 100 klausimų, pabandysiu greitai. Tai 23 darbotvarkės klausimas. TR 910. Dėl sutikimo tiesti vandentiekio tinklus ir nustatyti apsaugos zonas Karaliaus Mindaugo prospekte Kaune, Minkovskių gatvė 4 Kaune, Minkovskių gatvė 31 Kaune. Svarstė 3 komitetai, pritarė be pastabų. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. Sekant. TR 911 dėl sutikimo tiesti elektros tinklus ir nustatyti apsaugos zonas Karaliaus Mindaugo prospekte Kaune. Svarstė 3 komitetai, pritarė be pastabų. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 895 dėl sutikimo rekonstruoti ir tiesti vandens tiekimo ir nuotekų paviršinių nuotekų tvarkymo tinklus ir nustatyti apsaugos zoną žemės sklypuose Jonavos gatvė 1F, Rotušės aikštė 15. Svarstė ir pritarė 3 komitetai. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 894 dėl servituto nustatymo žemės sklype prie Girios gatvės Kaune. Svarstė ir pritarė 3 komitetai. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 896 dėl servituto nustatymo sandorių žemės sklype Kaune. Svarstė ir pritarė 3 komitetai be pastabų. Ar bus norinčių paklausti,
Ar bus norinčių pasisakyti? Ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 842 dėl kitos paskirties žemės sklypo Birželio 23 gatvė 10 Kaune dalių nustatymo svarstė ir pritarė 3 komitetai. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galim sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. Dėl kitos paskirties žemės sklypo Varnių gatvė 48D Kaune dalių nustatymo svarstė ir pritarė 3 komitetai. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. 30 klausimas dėl kitos paskirties žemės sklypo Sargėnų dvaro gatvė 20 Kaune dalių nustatymo svarstė ir pritarė 3 komitetai. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galima sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. Dėl kitos paskirties žemės sklypo Raudondvario plentas 235 Kaune dalių nustatymo svarstė ir pritarė 3 komitetai. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galima sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. Tarybos sprendimo projektas 846 dėl kitos paskirties žemės sklypo Vienožinskio gatvė 24 Kaune dalies dalių nustatymo svarstė ir pritarė 3 komitetai. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 847 dėl kitos paskirties žemės sklypo Pravieniškių gatvė 25 Kaune dalies dalių nustatymo svarstė ir pritarė 3 komitetai. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 848 dėl kitos paskirties žemės sklypo Ašmenos antrojoje gatvėje 10 Kaune dalies dalių nustatymo svarstė ir pritarė 3 komitetai. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti? Ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 849 dėl kitos paskirties žemės sklypo Kalniečių gatvė 46 Kaune dalies dalių nustatymo svarstė ir pritarė 3 komitetai. Ar bus norinčių paklausti? Gal telefoninį pokalbį pratęskite už salės ribų? Išeik iš salės. Ar bus norinčių paklausti? Ar bus norinčių pasisakyti? Ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 935 dėl kitos paskirties žemės sklypo Partizanų gatvė 222 Kaune dalių nustatymo svarstė ir pritarė 3 komitetai. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 958 dėl kitos paskirties žemės sklypo Pašilės gatvė 106A Kaune dalių nustatymo svarstė pritarė komitetai 3 be pastabų. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 961 dėl kitos paskirties žemės sklypo Baltų prospektas 147 Kaune dalių nustatymo svarstė ir pritarė 3 komitetai. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 962 dėl kitos paskirties žemės sklypo Taikos prospektas 76 Kaune dalies dalių nustatymo svarstė pritarė 3 komitetai be pastabų. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas.
TR 850 dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2024 m. Liepos 9 dienos sprendimo numeris T572 dėl kitos paskirties žemės sklypų Baltų prospekto 21 Kaune dalių nustatymo pakeitimo svarstė ir pritarė 3 komitetai be pastabų. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 869 dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo Laisvės alėja 80 Kaune nuomos sutarčių nutraukimo svarstė ir pritarė 3 komitetai be pastabų. Ar bus norinčių paklausti? Klausė Lukševičius Paulius. Gerbiamas pranešėjo, kaip ir komitete klausimą, sakėte, patikslinsite tarybos posėdėje, tai tikriausiai vystytojas išpardavė savo objektus, dabar nutraukė sutartį, taip? Taip. Ačiū. Ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 870 dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo Savanorių prospektas 135 Kaune nuomos sutarčių nutraukimo svarstė ir pritarė 3 komitetai. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti? Ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ar galim? Ačiū, sprendimas priimtas. Ačiū. TR 871 dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo Maironio gatvėje 26C Kaune nuomos sutarčių nutraukimo svarstė ir pritarė 3 komitetai. Ar bus norinčių paklausti? Ar bus norinčių pasisakyti? Ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, priimta. TR 872 dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo Baltijos gatvė 30 Kaune nuomos sutarties nutraukimo svarstė ir pritarė 3 komitetai. Ar bus norinčių paklausti? Ar bus norinčių pasisakyti? Ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 877 dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo Juozapavičiaus prospektas 1A Kaune nuomos sutarties nutraukimo svarstė ir pritarė 3 komitetai. Ar bus norinčių paklausti? Ar bus norinčių pasisakyti? Ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 876 dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo Kiškių gatvė 20F Kaune nuomos sutarties nutraukimo svarstė ir pritarė 3 komitetai. Ar bus norinčių paklausti? Ar bus norinčių pasisakyti? Ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. 900 tarybos sprendimo projektas dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo Savanorių prospektas 286 Kaune dalies nuomos sutarties nutraukimo svarstė ir pritarė 3 komitetai be pastabų. Ar bus norinčių paklausti? Ar bus norinčių pasisakyti? Ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 908 dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo Taikos prospektas 106 Kaune nuomos sutarties nutraukimo svarstė ir pritarė 3 komitetai. Ar bus norinčių paklausti? Ar bus norinčių pasisakyti? Ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 909 dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo Šiaulių gatvė 44 Kaune nuomos sutarties nutraukimo svarstė ir pritarė 3 komitetai. Ar bus norinčių paklausti? Ar bus norinčių pasisakyti? Ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 873 dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo Erdvilo gatvė 3A Kaune nuomos sutarties pakeitimo svarstė ir pritarė 3 komitetai. Ar bus norinčių paklausti? Ar bus norinčių pasisakyti? Ar galima sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 913 dėl valstybinės žemės sklypo Europos prospektas 77 Kaune nuomos ir nuomos sutarties pakeitimo svarstė ir pritarė 3 komitetai.
Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 914 dėl valstybinės žemės sklypo Josvainių gatvėje 36 Kaune nuomos sutarties pakeitimo svarstė ir pritarė 3 komitetai. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 915 dėl valstybinės žemės sklypo Lazdijų gatvėje 42 Kaune nuomos sutarties pakeitimo svarstė ir pritarė 3 komitetai. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 868 dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2024 m. rugsėjo 10 dienos sprendimo numeris T688 dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo Žukausko gatvė 2 Kaune nuomos ir 2024 m. rugsėjo 18 dienos valstybinės žemės nuomos sutarties numeris 605160 pakeitimo svarstė ir pritarė 3 komitetai be pastabų. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 851 dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo Partizanų gatvėje 29 Kaune nuomos svarstė ir pritarė 3 komitetai be pastabų. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 852 dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo dalies Šventos Gertrūdos gatvė 3 Kaune dalies nuomos svarstė ir pritarė 3 komitetai. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 853 dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo Laisvės alėja 75 Kaune nuomos svarstė ir pritarė 3 komitetai. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galima sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 854 dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo Sartų gatvė 40B Kaune nuomos svarstė ir pritarė 3 komitetai. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 855 dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo Baltų prospektas 21 Kaune dalies nuomos svarstė ir pritarė 3 komitetai. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 856 dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo Karaliaus Mindaugo prospektas 32A Kaune dalies nuomos svarstė ir pritarė be pastabų 3 komitetai. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 857 dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo Laisvės alėja 12 Kaune dalies nuomos svarstė ir pritarė be pastabų 3 komitetai. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 858 dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo Laisvės alėja 110 Kaune dalių nuomos svarstė ir pritarė be pastabų 3 komitetai. Ar pastaba tavo yra? Rengėjo pastaba yra. Imk čia daugiau. Tai pateikta rengėjų pastaba. Atsižvelgdami į tai, kad 2024 m. spalio 29 d. Registrų centro nekilnojamo turto duomenų bazėje įregistruota nuosavybės teisė, tikriausiai fizinio asmens kitų vardų, siūlome tarybos sprendimo projektą dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo Laisvės alėja 110 Kaune dalių nuomos priedą
valstybinės žemės nuomos sutarties priede gyvenamojo namo Laisvės alėja 110 savininkams išnuomoja žemės sklype dalis 24 punktą pakeisti, įrašant to būtent naujo savininko vardą pavardę. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime bendru sutarimu pritarti rengėjo pateiktai pataisai? Pataisai pritarta. Ar galime bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui su rengėjo pateikta pataisa? Ačiū, sprendimas su pataisa priimtas. Ačiū. 63 darbotvarkės klausimas. Tarybos sprendimo projektas 859 dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo Basanavičiaus alėja 51 Kaune dalies nuomos svarstė ir pritarė 3 komitetai be pastabų. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Galim. Ačiū, sprendimas priimtas. TR 860 dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo Dovydaičio gatvė 7 Kaune dalies nuomos svarstė ir pritarė 3 komitetai be pastabų. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. Tai yra 861 dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo Valančiaus gatvėje 11 Kaune dalies nuomos svarstė ir pritarė 3 komitetai. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. Tai yra 862 dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo Vilniaus gatvė 302 Kaune dalių nuomos svarstė ir pritarė 3 komitetai be pastabų. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. Tai yra 863 dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo Kleboniškio gatvė 2 Kaune dalies nuomos svarstė ir pritarė 3 komitetai. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. Tai yra 864 dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo Stulginskio gatvė 41G Kaune dalies nuomos svarstė ir pritarė 3 komitetai be pastabų. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. Tai yra 865 dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo Lietuvių gatvė 28 Kaune dalies nuomos svarstė ir pritarė 3 komitetai. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galima sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. Tai yra 866 dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo Taikos prospektas 89 Kaune dalies nuomos svarstė ir pritarė 3 komitetai. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. Tai yra 867 dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo Dovydaičio gatvė 24 Kaune dalies nuomos svarstė ir pritarė 3 komitetai. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. Tai yra 874 dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo Partizanų gatvė 87G Kaune nuomos svarstė ir pritarė 3 komitetai. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. Tai yra 875 dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo Staugaičio gatvė 7 Kaune dalies nuomos svarstė ir pritarė 3 komitetai be pastabų. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas.
TR 942 dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo Vaižganto gatvė 13D Kaune nuomos svarstė ir pritarė 3 komitetai. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendrų sutarimų? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 959 dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo Mažvydo gatvė 20 Kaune nuomos svarstė ir pritarė 3 komitetai. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendrų sutarimų? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 960 dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo Savanorių prospektas 135 Kaune nuomos svarstė ir pritarė 3 komitetai. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendrų sutarimų? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 897 dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo Rusmenių gatvė 3 Kaune dalies nuomos svarstė ir pritarė 3 komitetai. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendrų sutarimų? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 898 dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo Siūlau gatvė 5 Kaune dalies nuomos svarstė ir pritarė 3 komitetai. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendrų sutarimų? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 899 dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo Jonavos gatvė 10 Kaune dalies nuomos svarstė ir pritarė 3 komitetai. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendrų sutarimų? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 901 dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo Naugardo gatvė 10 Kaune dalių nuomos svarstė ir pritarė 3 komitetai. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendrų sutarimų? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 902 dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo Laisvės alėja 80 Kaune dalių nuomos svarstė ir pritarė 3 komitetai. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendrų sutarimų? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 903 dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo Kovo 11 gatvė 56A Kaune nuomos svarstė ir pritarė 3 komitetai. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendrų sutarimų? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 904 dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo Naujakurių gatvė 35 Kaune nuomos svarstė ir pritarė 3 komitetai. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendrų sutarimų? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 905 dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo Kalniečių gatvė 243 Kaune nuomos svarstė ir pritarė 3 komitetai. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendrų sutarimų? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 906 dėl kitos paskirties žemės sklypo Trakų gatvė 45 Kaune nuomos svarstė ir pritarė be pastabų 3 komitetai. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendrų sutarimų? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 907 dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo Veiverių gatvė 114 Kaune nuomos svarstė ir pritarė 3 komitetai be pastabų. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendrų sutarimų? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 919 dėl valstybinės žemės sklypo esančio Krėvės prospektas 54 Kaune dalies perdavimo neatlygintai naudotis svarstė ir pritarė 3 komitetai be pastabų. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendrų sutarimų? Ačiū, sprendimas priimtas.
TR 941 dėl sutikimo laikinai naudotis statybos metu Kauno miesto nuosavybės teise valdomo žemės sklypo Minkovskių gatvė 21 Kaune dalį svarstė ir pritarė be pastabų 3 komitetai. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 943 dėl valstybinės žemės sklypo ateities plentas 50 Kaune kiekvienam savarankiškai funkcionuojančiam statiniui ir įrenginiui su priklausiniais eksploatuoti plano patvirtinimu. Svarstė ir pritarė be pastabų 3 komitetai. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galima sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 952 dėl žemės sklypo prie Girios ir Vijūkų gatvė Kaune pirkimo svarstė pritarė 3 komitetai be pastabų. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 928 dėl pripažinto netinkamų negalimo naudoti nekilnojamo daikto Aušros gatvė 32 Kaune nurašymo, išardymo, likvidavimo svarstė ir pritarė 3 komitetai be pastabų. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 917 dėl nekilnojamo turto Vaidoto gatvė 115 Kaune nuomos sutarties su asociacija Kauno moterų linija atnaujinimo svarstė ir pritarė be pastabų 3 komitetai. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 926 dėl nekilnojamo turto statybininkų gatvė 12 Kaune nuomos sutarties su Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugija atnaujinimo svarstė ir pritarė be pastabų 3 komitetai. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 918 dėl nekilnojamo turto Partizanų gatvė 68 Kaune trumpalaikės nuomos viešai įstaigai Būk saugus LT svarstė ir pritarė be pastabų 3 komitetai. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 925 dėl nekilnojamo turto Rotušės aikštė 15 Kaune nuomos nekonkurso būdu viešai įstaigai Kaunas In svarstė ir pritarė 3 komitetai be pastabų. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 927 dėl nekilnojamo turto Uosio gatvė 7 Kaune perdavimo neatlygintai naudotis pagal panaudos sutartį Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno skyriui svarstė ir pritarė 3 komitetai be pastabų. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 931 dėl nekilnojamo turto Taikos prospektas 4951 Krėvės prospektas 16A Kaune perdavimo neatlygintai naudotis pagal panaudos sutartį Kauno Vyturio gimnazijai svarstė ir pritarė 3 komitetai. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 932 dėl nekilnojamo turto Lukšio gatvė 40 Kaune perdavimo neatlygintai naudotis pagal panaudos sutartį Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazijai svarstė ir pritarė 3 komitetai. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. Dėl nekilnojamo turto Josvainių gatvė 2 Kaune neatlygintai perdavimo neatlygintai naudotis pagal panaudos sutartį viešai įstaigai Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno ligoninėje svarstė ir pritarė be pastabų 3 komitetai. Ar bus norinčių paklausti? Klausia Paulius Lukševičius.
Kadangi matome, kad pastatas nėra priduotas registrų centre, tai ar tokį pastatą galima perduoti panaudą? Čia apie kurį klausimą jūs kalbas? Apie 99 darbotvarkės, Josvainių gatvė. Tai pastatas registruojamas dabar, perdavimo sutartį pasirašyti galima, registrų visos kadastrinius numerius jisai turi, sutartį ruošiame. Kaip priimsit sprendimą? Klausė Filinaitė Andrijana. Registrų centras atmetė tą jūsų prašymą įregistruoti pastatą, o kokie trūkumai buvo, gal galėtumėte įvardinti? Dabar tiksliai nepadetalizuosiu, trūkumai buvo tiesiog techniniai dokumentų pateikimo, kadangi dalis statinių buvo rekonstruojama, tai trūkumai ištaisyti ir dokumentai paduoti dar kartą. Tai čia tokios procedūros paprastai būna su visais didesniais objektais. Ir su tuo mūsų pastatu, ne tik mūsų, bet ir jūsų, visų miestiečių ten pastatas. Galvokit, kai kalbas žmonių. Tai... Aš tik tai informacijai, kad kolegos teisininkai šiam sprendimo projektui neprieštarauja ir taryba gali priimti šį sprendimą, todėl jis yra jūsų darbotvarkiai, tai kviečiu priimti sprendimą. Ar bus norinčių pasisakyti? Ar galime sprendimo projektui pritarti bendrų sutarimų? Balsuojam, prašau. Ką? Geriau, kad jis būtų. Psichiatrai mes esame. Ačiū, sprendimas priimtas. Donatai. Taip, to aš žiūriu, kad man 90-100. Donatai, 100 įvaryk. Dėl nekilnojamo turto Vaidoto. Pasikalbėjot, tai baigiam gal. Prašom. Dėl nekilnojamo turto Vaidoto gatvė. Tai blogai kažkas kažką įkišo. Gerai, ačiū. Tęsim. Tai ačiū. Paprastas klausimas, 100. Dėl nekilnojamo turto Vaidoto gatvė 115 Kaune perdavimo valdyti, naudoti, disponuoti jo patikėjimo teisę Kauno miesto savivaldybės sveikatos biurui TR 964. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendrų sutarimų? Ačiū, galima. Ačiū, sprendimas priimtas. Taip, ačiū. TR 933 dėl nekilnojamo turto Vakarų gatvėje 14 Kaune perdavimo Kauno Lopšelio darželiui Nežiniukas valdyti, naudoti, disponuoti jo patikėjimo teisę, svarstė ir pritarė 3 komitetai be pastabų. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendrų sutarimų? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 929 dėl nekilnojamo turto Veiverių gatvės 132 Kaune nuomos, svarstė ir pritarė 3 komitetai. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendrų sutarimų? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 920 dėl nekilnojamo turto Pašilės gatvė 41, Naglio gatvė 4E Kaune nuomos, svarstė ir pritarė 3 komitetai. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendrų sutarimų? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 934 dėl nekilnojamo turto Čiurlionio gatvė 16B Kaune nuomos sutarties atnaujinimo, svarstė ir pritarė 3 komitetai be pastabų. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendrų sutarimų? Ačiū, sprendimas priimtas.
TR 938 dėl 2012 m. birželio 27 dienos Karaliaus Mindaugo prospekte 50 esančių Žalgirio arenos infrastruktūros objektų nuomos sutarties numeris SR 0452 pakeitimo ir dalies nekilnojamo turto Karaliaus Mindaugo prospekte 50 Kaune perėmimo iš UAB Kauno Arena. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, taip pat be pastabų. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendrų sutarimų? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 930 dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 5 dienos sprendimo numeris T87 dėl viešame aukcione parduodamo Kauno miesto savivaldybės nekilnojamo turto ir kitų nekilnojamų daiktų sąrašų patvirtinimo pakeitimo. Taip pat klausimas svarstytas 3 komitetuose, pritarta be pastabų. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendrų sutarimų? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 893 dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 dienos sprendimo numeris T714 dėl Kauno miesto savivaldybės būsto fondo ir savivaldybės socialinio būsto fondo kaip savivaldybės būsto fondo dalies sąrašų patvirtinimo pakeitimo. Taip pat apsvarstė 3 komitetai, pritarė be pastabų. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendrų sutarimų? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 878 dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Žaliojoje gatvėje 59 Kaune dalies pardavimo svarstė ir pritarė 3 komitetai be pastabų. Ar bus norinčių paklausti? Ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendrų sutarimų? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 879 dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Rokiškio gatvė 17 Kaune dalies pardavimo svarstė ir pritarė 3 komitetai be pastabų. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendrų sutarimų? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 880 dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Jaunųjų talkininkų gatvė 29 Kaune dalies pardavimo svarstė ir pritarė be pastabų 3 komitetai. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendrų sutarimų? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 881 dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Zarasų gatvė 7 Kaune dalies pardavimo svarstė ir pritarė 3 komitetai. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendrų sutarimų? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 882 dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Skuodo gatvė 16 Kaune pardavimo svarstė ir pritarė 3 komitetai. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendrų sutarimų? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 883 dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Kranto alėja 143 Kaune dalies pardavimo 3 komitetai pritarė be pastabų. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendrų sutarimų? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 884 dėl pagalbinio ūkio paskirties pastatų jų dalių Vaidoto gatvė 96 ir Kampiškių gatvė 2 Kaune pardavimo svarstė ir pritarė 3 komitetai. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galima sprendimo projektui pritarti bendrų sutarimų? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 885 dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2024 m. spalio 8 dienos sprendimo numeris T813 dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Pušų gatvė 3 Kaune pardavimo pakeitimo svarstė ir pritarė 3 komitetai. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendrų sutarimų? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 912 dėl buto Masiulio gatvė 11 butas 1 Kaune dalies pardavimo svarstė ir pritarė 3 komitetai. Ar bus norinčių paklausti,
Ar bus norinčių pasisakyti? Ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Prancūzų gatvėje 59, butas 47, Kaune pardavimo, svarstė ir pritarė 3 komitetai. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Prancūzų gatvėje 59, butas 60, Kaune pardavimo, svarstė ir pritarė 3 komitetai. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 888 dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Partizanų gatvėje 29i, butas 42, Kaune pardavimo, svarstė ir pritarė 3 komitetai. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 889 dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Antakalnio gatvėje 1, butas 5A, Kaune pardavimo, svarstė ir pritarė 3 komitetai be pastabų. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 890 dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Antakalnio gatvėje 55, butas 3, Kaune pardavimo, svarstė ir pritarė 3 komitetai be pastabų. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. TR 891 dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Krėvės prospektas 12, butas 59, Kaune pardavimo, svarstė ir pritarė 3 komitetai. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. Na ir paskutinis, TR 892 dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Kalniečių gatvėje 186, butas 117 pardavimo, taip pat 3 komitetai svarstė ir be pastabų pritarė. Ar bus norinčių paklausti, ar bus norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. Ačiū. Paskutinis darbotvarkės klausimas - tarybos narių pareiškimai. Jeigu tokių yra, prašome pasisakyti nuo šoninių mikrofonų. Kauno miesto savivaldybės tarybos socialdemokratų frakcijos pareiškimas, kuriuo informuojame, kad nuo 2024 metų lapkričio 12 dienos Kauno miesto savivaldybės tarybos socialdemokratų frakciją sudaro šie savivaldybės tarybos nariai: Diana Bučinskienė, Vytautas Juodagalvis, Kristina Lukauskaitė-Valatkė. Frakcijos seniūnė išrinkta Kristina Lukauskaitė-Valatkė, frakcijos seniūnės pavaduotojų Vytautas Juodagalvis. Daugiau pareiškimų nėra. Yra. Dėl nemokamo aprūpinimo jodo tabletėm bei kalio jodido tabletėm vaikų bei pensininkų. Tiesiog noriu pagrįsti. Tarptautinės atominės energijos agentūros vadovas Grosi lankėsi 4 reaktorius turinčioje Kursko jėgainėje, nustatė, kad padėtis elektrinėje įtempta ir itin pažeidžiama, nes neturi apsauginio kupolo. Atsitiktinė bomba ar didelis artilerijos smūgis gali padaryti žalą ir paskatinti radioaktyvių dujų bei dalelių išmetimą. Po Černobylio avarijos mes tyrėme, į aplinką pateko didelis kiekis radioaktyvių jodo izotopų, gyventojai patyrė papildomą apšvitą dėl įkvėpto radioaktyvaus jodo bei radionuklidų, patekusių žmogaus organizmą su maistu. Ir 94-ais ištyrėme 757 žmonės, skydliaukės mazgai apčiuopiant bei tyriant ultragasu buvo žymiai dažniau nustatyti tyriamiems, kurie nevartojo jodo preparatų pirmom dienom po Černobylio avarijos. Reikšmingai rečiau išverstakumas skydliaukės mazgai diagnozuoti Kauno gyventojams pirmomis dienomis po Černobylio vartojusi jodo preparatus. Taip pat po avarijos tyriant pusės 1 metų bėgyje nustatyta vaikų,
net kūdikių išverstakumo atvejai. Vėliau išsivystė akių komplikacijos, optinio nervo spaudimo reiškiniai, ragenos uždegimai, dvejinimasis. Gyventojų informavimas, instruktavimas, skubus apsauginiai veiksmai, tokie kaip slėpimasis, evakuacija, skydliaukės blokavimas stabiliuoju jodu, užterštų maisto produktų vartojimo uždraudimas buvo rekomenduotini pavėluotai ir neapsaugojo žmonių nuo avarinės švitos neigiamo poveikio sveikatai. Nors tai radiojodas trumpaamžis, kurio pasėjimo trukmė yra 8 paros, tačiau pirmomis dienomis po avarijos jo iškirtos ant grunto regionuose buvo tokio lygio, kad teko riboti pieno produktų vartojimą, ypač kūdikiams. Baltarusijos regionuose pasklido ir palyginti dideli ilgai amžio radioaktyvaus cezio kiekiai, kurio pėdsakai grunte, miško grybos ir uogose nustatomi iki šiol. Rekomenduočiau užtikrinti aprūpinimą Kauno miesto gyventojų jodo preparatais, kalio jodido tabletėmis, nemokamai pensininkams, vaikams, bei informuoti, instruktuoti, kaip juos naudoti. Ačiū, tiesiog administracija tokį pasiūlymą duoda. O gal iš tikrųjų? O galimai, kad jūs atsiųstumėt Ramintai elektroniniu paštu šitą tekstą, mes atiduosim spaudos atstovui, kad pasirūpintų čia. Tokią informaciją reikia bent kas 3 ar 6 mėnesius pakartot žmonėms. Ačiū. Dėkuoju už darbą posėdžio metu. Primenu, kad kitas tarybos posėdis vyks gruodžio 17 dieną.